Žinai, aš tik dabar po savaitės suvokiau normaliai, kokius mes puikius ratus radom praeitą savaitgalį. Ir tiesiog aš tada mačiau vaizdą, bet nesupratau normaliai. Kaip taip? 5 ratai. Ir dabar vėl važiuojam realiai tą patį kaimuką, ne? Ten jau ta sodyba taip kaip ir baigta. Atidirbom. Matysim šiandien tokią gražią, nekarštą, gero oro dieną. Žiūrėsim, kas išlys. Žinai, tikimybės vis didesnės, nes dar prieš savaitę buvo tik štugas, o po to atsirado turbūt ir Ford sunkvežimis, jeigu neklystam, vermachtinis ir masiškiausias vokiečių šarvuotas 201. Tai va, trigubai tikimybė dabar didesnė kažką rasti. Aš galvoju, žinok, ir Pantera kažkur tai netolys. Tai va, gerai tada, lekiam. Žinai, kas keista? Sodybos prieš kiek čia pagal visą tą vaizdą tos sodybos jau nebegyvenamos. Ta prasme, jų visai nėra, net pamatų. Prieš kiek tai primeti metų. Ir graikiškas riešutas, va tokia va, galingumą, tokia grožė. Graikas. Žiūrėk dar vienas, upa. Patink man šitą vietą, ten kažkokia pelkė, va beržai išdžiūvę, tolumoj. Gal toj pelkiai laidojo gabalus tankų po mūšį. Gali tai būt, gali viskas būt. Tai va, šiandien čia mes būnam, pasiliekam. Žinai, sklepus yra metal. Sklepuose būna ir gerų tanko dalių. Žemės ūkio padargai. Biški meistrėlis meistravo. Irgi gera žinia. Čia šitų žiedai nuo kubilų. Čia daržovės laikė. Daržovės čia buvo sausai šituose kapčiuose. Dėl to, kad ten nuokaldė. Dar vienas kapčius. Jis ir buvo toks plonas. Supranti? Užraktas, matai, kapotas. Kapoto, ne? Užraktas tai grinai tankinis. Čia kadangi nedidelis, tai šarvuočio. Čia ant pečiaus kažkokia buvo padėta, jisai, žinai, nusvylęs, nudegęs. Dabar toks likutis liko. Čia originaliai. Dabar tik tai šitas vertė va tokia. Kokia vertė šitą užraktą, šitos klendės. Kiek jinai čia išlikus. Va šitiek. O tai čia palauk. Raktelis kažkoks. Keturkampis eidavo. Ir kažkas tokia. Jo. Faktas, bet žinai, per mažai mums. Šiandienai mums per mažai. Šlifuojam toliau. Taip, turiu gerų naujienų. Kaip čia parodyti? Kažkaip tai žodžiu esam. Žinai, ne pavieniai čia tie graikiški riešutai, o visą giraitę riešutmedžių. Ir radinių, aišku, yra kol kas pagrindė buitis, bet viskas smagiai.
einasi, sekasi, kaip pasakoj. Kur čia tas mano radinys? Ai va. Forma kaip 26 šarvo lempos. Žodžiu gaubta, bet ne. Podinėlė maža. Teisingiau jos likutis. Gerai. Žodžiu ką, į kitą sodybą mes čia atėjom. Va tokių plokščių akmenų yra. Žiūrėk, čia su metalu. Matai, gal kryžius kažkoks buvo. Žodžiu gyvenimai. Praėję gyvenimai. Gal ne mūsų, o gal ir mūsų čia buvo gyvenimai. Dabar ne, pasakyti sudėtinga. Čia dėžutė? A, o kur ta dėžutė? Čia antra sodyba šiandienos. Žiūrėk rimtai. Nu, blogiausia atveju elektros. O kokia spalva? Geltona spalva. Arba balta. O geriausia atveju iš šarvuočio. Žiūrėk, tvirtinimai tai kaip ir normalūs. Tokie. O tokioj padėti greičiausiai. Nu, tokių visokių aidų ieškom. Antro pasaulinio aidų, akmenų, tai čia nemažai. Čia dar vienas trupinėlis 44 metų mūšio. 7,5 kalibro štugo gilzė, aišku, beviltiškai sušutus. Kiaurai va. Bet tai mes tą pėdsaką šarvuočio ir štugo. Čia jau mes tą pėdsaką esam pagavę. Tik tais dabar klausimas, laiko klausimas, kada ištrauksim kažką tai super įdomaus ir ypatingo. Nu, tiesiog reikia dirbti. Pakelom kažkokią skardanų technikos. Tiesiog įdomu būtų atpažinti. Laikiklis kažkoks tai. Laikiklis gal kažkokiam įrankiui. Čia kaip lankstai buvę. Tvirtinimai. Nu, panašu į techniką. Ir medis, kiek čia medis buvo metų senumo. Tai karo laikų jinai. Tas kardelė. Platėjanti. Įdomi. Visą kelmą sukapuojam lopetom. O, štai. Dabar viskas. Dabar ieškosim storo šarvo. Ne šiaip kažko tai nuo ūkio. Matai, atrodo kažkas gera. Kardaniukas. O tokie kardaniukai būdavo technikoj vokiškoj. Aišku, biškį pavalyti būtų labai pageidautina. Jo. Svarbu, kad čia
pajungimas, ne keturkampis, nes tada 100% ūkio. Nu, pažiūrėk, va, kaip atrodo. Man tai gražiai. Užskaitau. Grindis ar pilzeta, ar pūga. Pasakysiu man. Tas buvo gerai. Čia galima atpažinti, žiūrėk, kamputis. Tai originalus. Aišku, čia tos kardos kiekius lygiai, kiek čia dėl nušratuot. Ir palikti kaip pavyzdį, nes bus kažkur kiaura tikrai. Matai, va. Originalu. Čia neaišku. Arba čia irgi originalu. Ne, aš galvoju, jos meistrelės nesugadina. Matos gerai. Kraštas. Faktūra. Štai Vermachtas. Ketvirtadienis. Sugrįžau į tą pačią vietą. Tai nežinau, kaip dabar ją pavadinti. Štuginė ar 251 KFZ. Pirmas radinys nuo technikos. Kaip išmetimo sistemos sąvarža. Nu tik spėju aš. Nežinau. Gal vėliau paaiškės. Pabandysiu gal aplink tą lauką apeit, pakraščiu. Pažiūrėsiu, ar sprogo kažkokia tai technika šarvuota tam lauke. Ir dar, manau, bus laiko apžiūrėti kelias sodybas. Visada laukiu didelio signalo, didelio stambaus, sveiko, įdomaus šarvo. Nematyto, svarbiausia, daug jau matytų. Bet tik tai grįžinėdamas šiandien vakare vėlai žinosiu, ar pasitvirtino mano štilukė šernė. Čia tokio įdomio vietoj ežeras apipelkėjęs. Kaip daug kur tokių įdomių ežerų yra. Ir buvęs keliukas senovinis, kurio va, dabar matom, kad nematom. Ir yra masyvių kažkokių tai va, gelažų. Įdomu kas. Kaip visada įdomu kas. Pamatyti. Va. Nu, žodžiu, toiškas. Turiu nuvilt. Štai matos. Taigi akiečius. Va. Ne. Teks palikti čia. Kas labiausiai patinka man rūsiai. Šitas nukentėjęs jau nuo kažkokios veiklos. Bet yra likę perdangui, kaip visada būna, kažkokių tai metalų. Kartais ir tankinių. Dažnai tankinių būna. Čia nežinau, kažkokias tiesiog juostos. Nu ir šiukšlės supiltos, kaip visada.
labai nenudžiūdam šį kartą. Ir kaip čia išeina. Čia dar jisai. Čia antra dalis jau buvo. O kur įėjimas? Kažkur. Ai va pamatėlis. Rūsys turbūt buvo po namu. Pamatas namo. Gėlynai. Tai ką, tradiciškai pažiūrėsim prie slenkščio. Atsimenu vieną gerą tokį vakarą. Kai prie slenkščio buvo tigro liukas kulkosvaidininko. O tas buvo įdomus variantas. Kažkada pasikartos. Kolektorius pasitaikė. Bet per mažas, kad būtų Maibocho. Kad būtų vokietuko. Labai smulkus. Faktas, kad storas. Va, o nuo tam, kur ne, dar neaišku. Gal čia šios dienos tas minimum planas įvykęs bus. Trikampis kažkoks šarvas gal. Gal ne ekskavatoriaus. Kaušo nagas. Lipa jisai į viršų. O, štugas. Štugas. Nuo priekio turbūt trikampis. Jo, čia priekinis šarvas bus. Kažkur šalia pabūklo. Čia storas vyrinos įjungėsi. Šalia pabūklo. Storis 20. Varžtelis vienas dalykas. Originalus. Kam jį čia naudoja toj sodybai? Nelabai tikiu, kad atskrido nuo sprogimo. Greičiausiai. Tai iš tikrųjų tai su lėkšte kultivavimu.